Sveiki! Viduržiemį, kai tikruose aerodromuose spengia tyla ir tik varnos karaliauja lėktuvų kilimo tupimo takuose, televizija mums suteikia galimybę nors trumpam sugrįžti į vasarą. Šiandien aerodrome reportažas iš Kėdainių apie ko gero vienintelę visoje Europoje vaikų skraidymo mokyklą. Tačiau tai po minutės. Kol kas trumpai apie kitas šios laidos temas. Bell P-63 King Cobra, pretendentas į keisčiausio lėktuvo titulą. Viršgarsinis skrydis rusiškų naikintuvų MiG-29. O taip pat pasakojimas iš Vokietijos apie dirižablių atgimimą. Šią programą Lietuvos televizijos žiūrovams pristato bendrovė Helisota. Mūsų žiūrovus galima būtų drąsiai padalinti į dvi stovyklas. Vieni smerks, o kiti girs. Prie nediduko, tačiau tikro lėktuvo vairalazdės sėda 9-metis Pyplys. Pamojavo uodegą ir pakilo. Šį vaizdelį filmavom praėjusią vasarą Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykloje Kėdainiuose. Tačiau skraidančių vaikų pasirodo knibždėte knibžda visoje Lietuvoje. Jų aptiksite ir Akmenėje, Telšiuose, Kelmėje, Šeduvoje, Panevėžyje, Šilutėje, Alytuje. Iš viso kone 200 berniukų ir mergaičių mokosi skraidyti pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą programą. Galėtų skraidyti ir dar jaunesni nei 9 metų, pasakojo mokyklos direktorius Juozas Rimkevičius. Deja, lėktuvai per dideli. Nebuvau toliau nuvykęs ir konkrečiai negaliu pasakyti, bet kiek žinoma, kiek girdėta, tai tikrai negirdėjom, kad būtų tokia valstybinė mokykla, tokia įstaiga, profesionali, kur būtų mokomi vaikai šitokio mažo amžiaus, 10 metų, skraidyti. Ir jie tikrai išmoksta skraidyti? Tikrai taip, išmoksta, kitaip būti negali. Yra ugdymo programa patvirtinta švietimo ministerijoje ir suderinta su civilinės aviacijos inspekcija ir mes pagal tą programą dirbame. Programą sudaro 3 pakopos. Pažinimo, mokymo ir lavinimo. Ir vaikas pakopa po pakopos, toje mokykloje besimokydamas, pirmiausiai jisai baigęs pažinimo, tai yra kaip po pirminės atrankos, kad vaikui leisti sudaryti sąlygas susipažinti betarpiškai su to, kas čia vyksta ir nuspręsti pačiam jam patinka ar nepatinka tokie užsiėmimai. Tie, kurie nusprendžia tęsti mokymąsi, jie jau mokosi, kol išmoksta pilotuoti ultralengvos klasės sklandytuvą. Pasak Juozo Rimkevičiaus, prieš pirmąjį skrydį vaikams užtenka vos kelių treniruočių žemėje. Mūsų ugdymo programa prasideda nuo praktinių užsiėmimų. Tam, kad, jeigu galima pasakyti, kad gautum teisę lankyti teorinius užsiėmimus, kurie vyksta žiemą, tai reikia turėti vėlgi jauną piloto licenciją. Kol tu jos negauni, teorija niekas galvos nekvaršina vaikui. Vaikas neypatingai dar gerai žino aerodinamikos pagrindų ir skrydžio mechanikos paaiškinti nemokėtų, bet skraidyti jis jau moka. Aš esu įsitikinęs, kad ir kiekvienas vaikas važiuojantis dviračiu nepaaiškins dviračio važiavimo teorijos ir tos kinematikos. Tikrai ne. Bet važiuoti moka. Arba vaikas mokantis plaukti, jis žino Archimedo dėsnį, abejoja. Ir to nereikia. Pirmiausia, mūsų yra idėja tokia mokyklos, kad pirmiausia reikia vaiką suintriguoti, pirmiausia leisti jam susipažinti su praktika tos veiklos ir jeigu jam patiks, tai jis paskui gyvenime sužinos visas plonybės apie tai. Šiuos ultralengvuosius sklandytuvus galima būtų vadinti žaisliniais. Jei ne viena detalė, jie tikrai gali skristi. Na, o skrendant, veikia tie patys aerodinamikos dėsniai, kaip ir, tarkim, keleiviniam laineriui ar kariškam naikintuvui. Tai yra įeinantis į ultralengvos kategorijos sklandytuvų klasę, bet jie jau perdirbti ir pritaikyti būtent va tokiems skraidimams, tai yra mokomiesiams skraidimams. Jeigu matote, važiuoklės jų jau visai yra nebesklandytuviškos 3 ratų ir netgi su vairuojamu ratuku, mes jos taip jau patobuliname. Jie pritaikyti, kaip sakydavo sklandymo patriarchas Oškinis, kieno vardu ir vadinasi mūsų mokykla, kad tokie sklandytuvėliai jie iš tikrųjų daugiau važinėja žemė negu skraido. Tai atsižvelgiant į tą specifiką, jie ir pritaikyti. Jie yra patvarus, jie yra kantrus, grubiam valdymui, grubiems tupimams. Kai su kalakutu skrendi taršką baršką, ten įsivysas, ratas galima pamesti. Arba sparnai nulėkt gali nuo tarškėdama. Kodėl visai taip vadinasi kalakutas? Ką žinau, todėl kad labai didelis. Ir jis nedažytas, tokias beveik spalvos kaip kalakutas. Nu tai va, žiūrėk, yra žalias, tai ką, kalakutas žalias? Ten vargelis, ten ne kalakutas. Ten vargelis.
Gerai. Nu, jis, kai skrenda, pavaršta kartais. Tai kiekvienas sklandytuvas turi savo vardą. O kokie dar yra? Va ten va. Zylės būna. Paskui. O mūsų va tokius sklandytuvus žemaičiai vadina lakais. Apie retkarčiais pasitaikančias vietinio masto avarijas vaikai pasakoja kaip apie linksmus nuotykius. Rimtesnių avarijų per 17 metų nepasitaikė. Vis dėlto jaunieji pilotai apdrausti, o skrydį nuolat stebi instruktorius. Jis ir sprendžia, kiek kuriam pilotui leisti pakilti. Pusmetrį ar net 2 metrus nuo žemės. Čia su pedalais važiuodamas žemė vairuoja, o su šito kili. Arba iš šonus leidys jisai. Tai kaip darai, kai jau pradeda tempti tave, ar ne? Aš vairuoju su pedalais, po to taip nuo savęs likau, po to pajuntu, kad odega pasikelia į save, paduodu ir pradeda skilgažiai. Ir aukštai pakyla. Ar nekrato šiurpas, sakykime, tėvų, kai mato, jog jų atžala 5 metrų aukštyje skrenda ir visai greitai skrenda? Toli gražu ne visi tėvai atvyksta pasižiūrėti, kad tėvai čia veikia. Aš manau, kad jie tikriausiai pasitikė tuo, kad tai yra mokykla, tai yra oficiali mokykla, matyt pasitikė tai žmonėmis, kurie ten dirba. Na, o tie tėvai, kurie jau aplanko vaikučius, tai tikrai nesigirdėjo, kad turėtų kokį nors abejonių. Taigi mes neaukštai skraidom. Iš pradžių mano brolis pradėjo lankyti ir futbolą, pirmas mano brolis pradėjo lankyti ir sklandytuvus, aš visą laiką paskui jį pradėjau. Ir nebaisu buvo broliui? Ne man, ne broliui. Kiek kartų čia yra avarijų ir mano sesuo ir sparną buvo sulaužęs, nu ir kas, bet toliau skraido ir viskas. Nieko nebūna. Visai nieko. Nieko. Nors ir nukrenta iš 5 metrų aukštį į žemę, vis tiek nieko nesitinka. Tik tai, kas nors spyriai lūžta arba sparnas, bet taip nieko žmogui nesitinka. Arba ratukas nulūžta, visko būna. Ir negalima kišti kojų iš sklandytuvo. Nesiškyšo, nu. Ir ko baigėsi? Nu ir nieko tieškėsi ir vienas sparną žemėn. Ne, nu įsigando labai ir taip paleido pedalus nevaldomai ir kojas ištraukė, nu ir ant vieno sparno krito čia žemyn. Sulūžo va dar yra žymės, kur dažė iš naujo. Tai jeigu matote, kad viskas vyksta labai švelniai, neskubiai, viskas iš lėto. Čia daug suaugusių žmonių akių žiūri, kaip viskas vyksta ir laukia to momento, kada reikėtų pasakyti stop. Baigę mokslus vaikai gauna jaunojo piloto licenciją. Daugeliui tai pirmasis rimtas egzaminas gyvenime. Kaip reikia skristi? Gražiai pakilti metrus. Ir 2 metrus lygiai nusileisti. O tai iš kur tu žinai, kad 2 metrai jų prietaisų tai ne? Jaučiam? Turime jau sklandytuvą ir kaip sparnai negali lengva. Nu kaip, turim jausti jį visą kaip jisai. Ir kaip, žiūrim į apačią ir orientuojamės pagal tai. Aukštmačio tai čia nėra. O nusileidimas pagal ką vertinamas? Pagal būt ant 3 ratų turi būti ir be jokių pašokimų gražiai turi nusileisti sklandytuvas. Ir dažniausiai kaip pasiseka? Gerai ar truputį? Visą laiką beveik aš ant 2 ratų nusileidžiu, bet vis tiek gaunu 10 beveik. Tam, kad gauti jaunojo piloto licenciją, pakanka skraidyti pagal mūsų programos pratymą numeris 2, tai jį sudaro skrydis iki 2 metrų aukštyje ir esant ribotam vėjui. Jau turėdamas licenciją ir skraidydamas vaikas toliau lajondamas, jis gali skraidyti 5 metrų aukštyje, tai nėra labai aukštai, bet ir vėjo apribojimai yra žymiai mažesni. Yra skraidoma su šoniniu vėju, skraidoma netgi pavėjui su silpnu vėju, specialiai tam, kad kiltų kvalifikacija. Vis dėlto jaunųjų pilotų nesutiksite padebesiuose. Jaunojo piloto licencija neleidžia savarankiškai pilotuoti lėktuvo. Tačiau vaikai visai nesunkiai tą sugebėtų. Man nesykiai yra tekę kažkada anksčiau skraidinti tos vaikučius su lėktuvu ir būtinai duoti jiem pavairuoti su 4-viečiu lėktuvu. Tai problemas tik būna dėl didesnių jėgų reikalingų vairalasdį stumdyti. O pati idėja jiems suprantama kaip 1-2. Tai yra tiesa. Apie tupimą nėra kalbos, bet skridimas. Neklauskite vaikų, kuo jie bus užaugę. Nors ką gali žinoti? Aš tik tai futbolininkas būsiu, man iki 15 metų paskraidau ir viskas. Tai mėginsim tos pilotus. Visų jo. Aha, ir kokiais lėktuvais norėtum tu skraidyti? Nežinau, gal su kokiais reaktyviniais, su Boeingu. Jeigu jis turėdamas mokyklos pažymėjimą eis toliau į aeroklubą mokytis sklandymo pagal sklandytojų rengimo programą, tai tada tokiam jau reiškia sklandytojui instruktoriaus nuožiūra
gali būti praktinių skrydžių skaičius sumažintas 50%. Turint omeny, kad ten tie mokymai ir kainuoja, tai reiškia netgi finansinę tam tikrą naudą turės. Nu ne, dar nėra moterų, kurios skraido. Nu tai aš čia pirmoji būsiu. Ne, nu tai... Tai su kokiu tu norėtum? Nu tai su reaktyviniu, kad greitai. Tai kariuomenė ten? Tai jo, kažkur tenais. Kairytė būsiu.